Sveiki, ieškau žmonių, kurie skrido su manimi skrydžiu balandžio 30 dieną 2019 metų. Mes atvirkščiai datą sakom, tai pripratau jau taip. Tai mes skridome iš Londono į Vilnių. Kokios avialinijos aš jau nebeatsimenu. Tai reikėtų surasti šitą skrydį. Ir mane iš lėktuvo išnešė. Aš jau turbūt buvau išėjus. Iš tikrųjų, aš mačiau viską iš viršaus. Labai įdomus jausmas. Ir baltas chalatas man į nosį sukišo vatos su amoniaku. Tai va šitas baltas chalatas tai buvo moteris ir ji buvo, manau, vyresnė šiek tiek už mane. Tai būtinai ją reikia surasti. Ir ant amoniako parašyta: neliesti prie odos. Mano visa nosis buvo išdeginta. Jinai sugrūdo tą vatą taip giliai, kad visa nosis, visa gleivinė buvo išdeginta. Tai galėjo pakenkti ir mano plaučiams. Aš tada pradėjau vemti. Vemti nebuvo ko, ten buvo seilės ir vanduo, skrandžio sultis. Tai va, toks tas mano skrydis ir ieškau žmonių, liudininkų, kurie visą tai matė, nes labai daug lietuvių buvo šitame skrydyje. Iš lėktuvo mane išnešė ant tokio audeklo. Ir kai nešė, tai taip, bumti vieną pusę, bumti kitą, bumti vieną, tai mano visos kojos, visos rankos buvo mėlynos. Tai nežinau, kodėl iš lėktuvo neturi kažkokių dalykų, kaip išnešti. Nėra paruošta sutvarkyti šitie dalykai, kaip išnešti žmogų. Tai aš ne tokia jau didelė galėjau paimti ant rankų ir išnešti. Bet yragi žmonių, kurie yra dar didesni, dar storesni ir aš tada nebuvau stora. Aš per vakarėlį, 27 dieną balandžio buvo vakarėlis mūsų, salono 10 metų mes šventėme ir tada 30 dieną aš išskridau. Tai aš tikrai buvau labai liekna ir vilkėjau labai liekną suknelę ir galėjau paimti ant rankų ir išnešti. Kodėl taip yra daroma? Tai va, o po to aš nuėjau, man pastatė, išnešė mane laukan, ten vietoje turbūt mašinoje pastatė lašelinę, vieną ar kelias, neatsimenu. Kvietėsi kažkokį žmogų, skaitė mano laiškelius ir tada mane nuvežė į mikrobanginę. Ir aš sakau, tada aš jau atsigavau truputėlį ir aš sakau, ne, aš čia negyvenu ir aš čia neisiu. Ir aš išėjau iš tos mikrobanginės, kuri Vilniuje, tai aš tikrai nežinau, ir mane paleido. Ir aš tada nuėjau į Kempinski viešbutį. Tai buvo pirmoji naktis, kur aš ten miegojau. Tai va čia vėl tokia viena atkarpa, bet mes ieškome tų žmonių, kurie paliudytų, kurie visą tai matė. Ir ieškome šito balto chalato, kuris buvo. Tai čia yra užduotis purvasklaidai, kurie tegul surenka faktus, nes jie bus reikalingi filmo statybai, montavimui, filmui. Jo. Tai va. Ir prie manęs sėdėjo tokia nuostabi moteris, tokia labai panaši į Julytę Skaburskienę ir ji buvo su dukryte. Tai va, norėčiau dar jas, jeigu ir daugiau žmonių, kas visą tai matė. Aš buvau tokia suknelė, toks kaip sarafanas, suknelė, tokiam trumpom rankom, juoda, geltona ir šviesi spalva. Dramblio kaulo, tokiom linijom buvo tokia suknelė mano. Tai va tiek, trumpai ieškome žmonių ir galbūt jūs mums galėsite padėti. Aš būsiu be galo dėkinga, nes visa tai bus reikalinga. Jūs tiesiog galėsite paliudyti, kalbėti į kamerą ir paliudyti, kad toks įvykis buvo. Aš nieko nemeluoju.
Ir tai turėtų būti užregistruota, čia ne taip jau ir seniai, prieš keletą metų, kiek čia prieš 5 metus, jo maždaug, tai turėtų būti dar tie įrašai kažkur, jo, būti. Tai tiek, laukiu pagalbos, labai būsime dėkingi su Jevgenijum ir iki malonaus. Būkime vieningi, su meile. Ačiū visiems, kas atsilieps.